Pradėti galų gale derybas, nes buvo įsipareigojimas po pokalbių su Landsbergiu Jelcino, kad šitą klausimą reikia išspręsti. Derybų delegacija buvo komanda ir viena, ir kita. 90 metų vasarą pradėjo ryškėti kontūrai, kad galima su Rusija sutarti dėl politinės sutarties išvedimo, jau konkrečios. Bet to tokio didelio pasitikėjimo nebuvo. Svarbu, kad jūs pajustumėt, kas tai buvo. Tai buvo visą laiką klampinė. Ir nutrūkdavo kartais derybos, paskui vėl prasidėdavo. Pagrindinis svertas tai buvo remtis tarptautinė teisė. Diplomatinė pergalė įvyko 1992 metų Liepos mėnesį Helsinkyje. Okupacinė kariuomenė kaip 40-ais atėjo, taip turi išsineždint. Sako, skrendam į Maskvą. Jau ten, sako, bus pasirašomas grafikas. Kiek jūsų yra, mes nežinom, duokit mums kažkokius, mes paskaičiuosim. Tai buvo nemažai, apie 60 tūkstančių Lietuvoje buvo. Mes turėjom viską išbandyti, mes turėjom rasti tos kelius, paskui iš mūsų mokėsi. Pravažiavo viskas, reiškia, dabar sekantis perima, reiškia, ir taip iki pat Vilniaus ir iki pat Kenos geležinkelio stoties, iki Baltarusijos. Kirto Lietuvos valstybės sieną berods be 10-12, reiškia, 93 rugpjūčio 31 dieną. Dar Latvija, Estija, Vokietija aplinkui dar yra kariuomenė, o pas mus metai laiko anksčiau išėjo. Jūsų darbą, mūsų darbą, už mūsų darbą padėkos mūsų vaikai.